yra, palaukit, jūs sėdėkit vietoje ir iš ten prižiūrėkit, viskas gerai čia. Nereikia ant tos dėžės. Taip, vienam patinka, taip. Ir ten vienam. Aš tai nekenčiu kaip beveik visi, bet jei jums patinka, vieną galiu parodyti. Tačiau mums reikės atsitiktinio dalyvio. Taip, prašau, išmaišykit kortas. O ir rasim, aš mesiu kamuoliuką, jis galbūt atšoks, pavyzdžiui, nuo medžio, kam nors nuo kaktos, nuo grindų, ir kažkas galų gale pagaus. Ką galvojat, aš beisbolistas, damesiu iki ten. Rasim, taip, čia vyksta transliacija, gerai, kortos maišomos. Pagavo, negaliu patikėti. Ateikit į sceną po truputį. Ateikit saugiai, va ten, laukit, nesikokykit. Visi jai paplojo išskyrus vieną žmogų, išskyrus jos pačios draugę, kuri maišė tas kortas. Duokit. Nu ką. Nepykit dėl kolonėlės. Antonas? Lina, mano mėgstamiausias vardas. Lina, reikia paslėpti kamuoliuką. Turit kokią kišenę? Ne, aš dėl to jūs ir pakviečiau. Nes, pažiūrėkit, jūs suprantat, kur visi nori, kad jūs paslėptumėte tą kamuoliuką. Bet kokiu atveju jie įstebės tada. Taip. Paslėp, taip, jis turi būti saugiai paslėptas. Taip, taip, Gintarė. Jūsų vardas Lina. Lina, aš tikrinu, ar dėl įtampos, dėl streso nepamiršot vardo. Tobulai. Nu taip, kaip filme tam apie Schwarzeneggerį. Žiūrėkit, skirtingos visos, taip? Vyras, kuris mėgsta fokusus su kortom. Taip, čia su grafiti ant maikės, taip? Aš brauksiu kaladę, taip, jūs staigiai sakysit stop. Lina stebės, kad būtent ten aš sustočiau ir nuimčiau kaladę, gerai? Pabandom. Sąžiningai sustojau. Gerai. Nuimu sąžiningai. Ten, kur turėjau, taip? Prašau, paimkit. Op. Dabar mes... neslėpt. Jūs turėsit ant jos parašyti kažkokius linkėjimus užpaliams. Gerai. Turit markerį kokį parašyti? Aš žinau, kad tai bus. Gaudykit. Nepagavo. Pirmą kartą gyvenime prie tokios gražuolės kaip Lina kažkas nukryto. Berniukas nori išmaišyti kortas. Neteisingas atsakymas. Tai kitas berniukas nori išmaišyti kortas. Ateik išmaišysi. Nes man va taip pirštų berniukas neužšok ant scenos, tu čia galėjai ateiti. Kur tavo tapkė? Gerai. Berniukas, jeigu dėdė nusižudys, tai čia jau mano pasirinkimas, bet niekas neplanavo, kad dar berniukas nusižudys. Ar viskas, Gintarė? Lina? Gerai, aš tiek baimės mačiau Gintarės akyse dėl žiedo, kad dabar man vis dar Gintarė stovi akyse. Nu kaip, turim ir čia turim. Gerai, išmaišiai. Puiku. Duokit. Šaunuolis. Niekada magas neduoda žiūrovui maišyti kortų. Čia labai sąžiningas triukas. Lina, parodykit visiems savo kortą. Gerai. Ir įkiškit kur tik norit, turiu omeny kaladę. Gerai, korta tūzas. Tūzas kryžių. Prašau, išmaišykit. Labai įdomu, aš kol laukiau pasirodymo, šiek tiek nusnudau ir sapnuojau, kad ateis į sceną Lina ir pasirinks kryžių tūzą. Ir todėl šitam albume aš paėmiau ir nupiešiau didelį kryžių tūzą. Buvo toks jausmas, kad kažkodėl kryžių tūzą išsirinks tas dėdė. Kasdien taip matot, jo? Gerai, grįžtam prie triuko su kortom. Svarbus mūsų triuko elementas popierinis maišelis. Svarbiausia jo savybė, kad jis tuščias. Nieko viduj išskyrus čiburieko kvapą. Taip, apžiūrėkit, ar tuščias. Gerai, ir visos kortos nukeliaus tiesiai į maišelę. Visos keliauja tiesiai į maišelę. Ne vienos nelieka kažkur tarp mano pirštų dar kur nors. Ir vyksta visiškas chaosas. Jokių galimybių suvaldyti tą kortą ir šansų visiškai.
kortą su jos parašu. Ir Lina linki užpaliams gražios šventės. Lina, ne visi mato labai gerai, todėl jūs turite įsitikinti. Paimkite tą kortą atsargiai. Lina turi įsitikinti, kad iš kitos kaladės, ten virš 50 kortų, ne vienos daugiau aš nepradūriau. Bet įdomiausia, pažiūrėkit, kad aš čia pusę minutės kračiau tą maišą ir kažkokiu būdu gavosi taip, kad ne viena iš tų kortų, pažiūrėkit, net nesušlapo už palius. Dabar jums galėjo pasirodyti, kad magas vidury dienos čia prie vaikų geria alkoholį, jokių būdų. Čia ne alkoholis, mano atsargos nuo pavasario čia ištirpęs sniegas buvo. Taip, o dabar mes turim nebaigtą reikaliuką. Kamoliukas čia planas B, jei kažkas nepasiseks, kol kas viskas sekasi. Kokia bus jūsų užduotis, Lina? Žiūrėkit, tą kortą reikia dabar priduoti į kultūros namus. Ir ten kur nors ant sienos pakabins ir bus prisiminimai apie šią gražią dieną. Bet korta atrodo visiškai netvarkingai, pažiūrėkit, visa kažkokia lenkta, pradurta. Jūs prieisit prie mano draugo, kuris viską įgarsina. Jie, tokie žmonės visada turi lipnios juostos. Paprašysit, kad jūsų kortą suklijuotų, ją ištiesinti turėsit pati. Nepergyvenkit. Tokiems atvejams mes turim planą B. Nuo pat pradžių turit kamoliuką. Taip, visi jį labai įdėmiai stebėjo. Traukit jį, prašom. Mes tikėjomės įspūdingesnio traukimo, bet ką padarysi? Iš tiesų, tai net nėra kamoliukas, palaikykit. Iš tiesų, tai yra savotiška dėžutė. Žiūrėkit, aukštai laikom, kad visi matytų. Čia tokia linija, matot? Atidarykit, taip. Ten viduj kažkas panašaus į kortą. Taip ant šviesos parodysiu. Įsivaizduoti, jei irgi būtų tūzas iš kitos kaladės, koks kietas būtų sutapimas. Traukit. Būtų crazy. Aišku, nebus parašo, čia jau netriukas, o stebuklas. Ta pati korta su parašu, kaip taip gavosi, aš nežinau pats. Taip, čia jums prisiminimas, arba jam prisiminimas, jeigu, oi, tas išvažiavo jau vyras. Tada jums. Ačiū, Lina, paplosim Linai, ačiū. Ir dabar paplojo pagrindę tie, kas priekyje stovi. Tie, kas stovėjo toliau, dabar galvoja, nieko nesimato ten tų mažų kortų. Man dabar reikia kitos tokios pat. Ir vėl pusės meto. Ką aš nusprendžiau padaryti? Žiūrėkit, aš nusprendžiau iš Temų užsisakyti tokį pat rinkinuką, surasti žmogų, kuriam tiesiog sekasi, jis paims, įkiš ranką į magin. Palaukit, įvyko klaida. Svarbiausia, jokių būdų dabar nepilti vandens. Duokit, kad nebūtų degonės, tada viskas gerai. O uždengiat, nebus degonės, nieko nedegs, viskas. Matot, nėra gaisros. Labai svarbu dar ir edukacija. O žiūrėkit, tuo tarpu ir pasigamino viskas. Mes dabar turim tiesiog krūvą saldainių, kurios... Palaukit, vaikai. Palaukit. O čia silpniausia mano pasirodymo vieta. Mergaitė, tu gali paimti, po to galėsi savo saldainių paimti kiek nori, bet kol kas tu šitos surink, padalink vaikams, gerai? Bet nedaleis, kad liktų, gerai? Padaryk. Gausi daugiausiai saldainių iš visų. Mergaitė iš tavęs vogia saldainius. Labai gerai. Vaikai, negalima lipti. Nukrista scena. Padalink vaikams, padalink, nesikūkink. Reikia dalintis. O, tai yra politinės karjeros pagrindas. Dalinkis. Taip. Imk keletą, nebijok. Gerai, tiek to. Kur mano pagrindinė mergaitė su dredais? Taip, imk kiek telpa tarp rankų. Negalima buvo lipti sceną, vaikai. Padalinsiu nes jį dalyvavo. Nu gerai, tu paimk, tu vos popierių neprivalgiai, tau reikia nuo streso atsigauti. Gerai, dar imkit, griebkit visus tos saldainius. O, keptuvę kam dėdėjai palikit. Gerai.
Gerai, viskas, paplosim vaikams, šaunuoliai, kol kas patys tvarkingiausi vaikai iš visų. Pirmi, kurie neužlipo. Tai, koks tavo vardas? Martina, paplosim Martinai, ačiū tau, ačiū. Ir gali laipteliais tvarkingai, palauk. Taip, palauk, mergaitė, neužsimušė? Ne, gerai. Gerai. Kur? Ką, nespėjot saldainių paimti? Šaunuolė, nes šitam seife yra svarbi žinutė, čia yra svarbus laiškas. Mes tuoj pažiūrėsim. Taip, kad visi matytų, kad aš jo niekur nepatraukčiau. Mes tuoj pažiūrėsim, kasgi ten. Tik aš turėjau raktą. Pažiūrim, kasgi ten viduj. Ten yra savotiška kapsulė. Vaikai, nelipkit, nes kiti nematys. Šitoje kapsulėje žinutė ir kai manęs paprašė ją perduoti, aš iš viso negalėjau suprasti, kas prie ko. Bet šiandien aš viską supratau jūsų dėka. Justinas kažkodėl pasakė skaičių 32. Jis pagavo plaktuką, aš negalėčiau su juo iš anksto susitarti, taip? Ir manęs prašė perduoti būtent 32 linkėjimus užpaliams. Užpaliams, teisingai. Pirmą kartą suklydau, 10 kartų pasakiau, gerai. Ir mane prašė perduoti ne kažkas, mane prašė perduoti liepą. Ir kažkodėl mergaitė sugalvojo, kad Monai Lizai visai tiktų vardas Liepa. O ir aš buvau sutikęs Liepą. Bet Liepą aš buvau sutikęs ne čia, ne Vilniui ten prie namų kažkur kieme. Liepą aš buvau sutikęs Italijoje. Todėl 32 linkėjimai užpaliams nuo Liepos iš Italijos. Taip, čia irgi. Taip, kur Birutė, aš noriu Birutę įtardot, kad jį pakabintų ant sienos ir ją užknystų tai visus metus, kad žiūrėtų ir galvotų, kaipgi taip gavosi. Taip, o jums ačiū už puikią nuotaiką. Kas norės pagandrauti arba nusifotografuoti, tai kai aš atsikvėpsiu už 5 minučių čia mes susitiksim.